Kur įsirašei? Į miestą. Šitaip? Labai žinai, originaliai šiaip. Nu, mamos įsiklauso. Dar, kai manęs neįklauso, neišlaikau. Rugilė? Nuo kada rūkai? Labas. Labas ir tau. Tu žiauriai pasikeitus. Prieš kiek mes laiko matėmės? Pusę metų? Nu jo, gal 7 mėnesius labiau. Nu jo, kažkas tokio, kažkas apie pusę metų. Kaip tu laikais? Ką žinau, gerai. Prisėdam gal, nes ką žinau, kaip šis net per... Davai. Kaip pas save gyvenimas dabar, seniai kalbėjom žiauriai. Kiek pamenu paskutinį kartą, kai kalbėjom, tau dailės akadėje peržiūros turėjo būti kažkokios, neperžiūros, nežinau, aš tu savo. Nebėra, mečiau dailės akadę. Ta prasme metei. Nu, neradau aš nuo jokios prasmės. Ką reiškia neradau prasmės? Čia buvo tavo prasmė. Tu vis kalbėjai visiems apie tai, kaip tu norėjai ją įstot. Tu taip džiaugiaisi, kai ją patekai, kad tu visgi visiems matėjai ir pradėjai kalbėti. Ir taip džiaugtis apie ją, kad visus mus pasiėmė į barą ir pastatė gėrimų tą vakarą. Nu, gerai, visiems 5, tai bankrotų neišeinu, bet ta prasme neradai prasmės. Klausyk, man vis tiek yra realiai įdomu nuoširdžiai, kaip tau sekasi. Mes tiek metų esam pažįstami. Ir čia kažkas ne taip. Aš prisimenu, kaip tu kuri. Aš žinau, kaip tu gali kurt. Dėl to tu iš visų pirmoji vietoje ir įstojai į dailės akadę. Aš prisimenu, kaip tu
užsidegus galėdavai save išsireikšti. Ir dėl to tau visiškai būdavo nusispjaut, ką kiti apie tave pagalvos. Bet tokios aš tavęs nepažįstu. Ir aš nemanau, kad tu pati save tokią pažįsti. Žiūrėk, suprantu, ir tu esi žmogus, ir aš esu žmogus. Ir mes visi dienos gale liekam su savo mintim. Ir nelabai kažką apie tai pakeisi. Tai yra normalu. Nu bet prašau, neatsiribok taip.